tau už tokį gražų manęs pristatymą. Stengsiuosi tikrai kuo toliau vis eiti tolyn, tikrai nenuleisti rankų, jo labiau, kad ir šį webinarą noriu pradėti tema, kodėl Federico Mahora veikla yra sėkminga. O kad sėkminga tikrai, manau, niekas nebejoja, nes ir čia Lietuvoje mūsų FM konsultantų gretos tikrai plečiasi, jų vis daugėja, jo labiau, kad ir produktų vis daugėja, taip kad mes tikrai turim ką veikti ir džiaugiamės dirbdami su šia kompanija. Na, kad produktai turi paklausą, tai tikrai niekas nebejoja. Apie tai byloja ir tai, kad per 5 metus jau kompanija atidarė ofisus 55 pasaulio šalyse. O šiai dienai turime jau daugiau kaip 60 pasaulio šalių įkurtas kompanijos atstovybės, kurios jungia daugiau kaip 500 000 narių. Ir FM kompanijos produktai yra kasdieninė būtinybė, ne tik vyrams, bet ir moterims, vaikams. Ir kuo toliau, tuo daugiau vis produktų yra įtraukiama į mūsų sąrašą, tai taip, kad mes apimam labai plačiai ir produkciją galima naudoti labai plačiai ir visur. Taigi, FM produktai pigesni už rinkoje siūlomus gaminius. Ir aukštą produktų kokybę už žymiai mažesnę kainą užtikrina tinklinio marketingo pagrindų organizuota veikla. Produktų reklamą atlieka nestambių magnatų samdytos reklamos agentūros, bet mes, produkto vartotojai, konsultantai. Tai yra tikrai daug geriau, įtikinamiau, nei kad kažkokia tai žvaigždė pasamdyta per televiziją pareklamuoja kvepalus. Juk konsultanto tikslas yra ne per jėgą įsiūlyti produktą, bet priartinti jį prie to, kuriam to produkto reikia. Ir tokiu būdu nuosekliai plėsti vartotojų tinklą, ką mes sėkmingai ir darome. Taigi, Federico Mahora kvepalai gimsta 100-metę patirtį turinčioje kvepalų kompanijoje Dromfragrances esančioje Vokietijoje. Šis koncernas yra antras pagal kvepalų gamybos apimtis visame pasaulyje. Čia dirba daugiau kaip 40 žymiausių parfumerių ir dauguma iš jų yra prancūzai. Taigi, Federico Mahora kvepalai gimsta toje pačioje laboratorijoje, kaip ir daugelis kitų kompanijų vardinių kvepalų. Skirtumas tik tas, su kokiu prekiniu ženklu jie realizuojami. Drom laboratorija kuria kvapus taip pat jau mums žinomiems mados namams, tokiems kaip Hugo Boss, Gucci, Chanel, Dior, Armani. Pagamintos kvapų esencijos keliauja pas užsakovus, tame tarpe ir į Perfant gamyklą Lenkijoje, kur jau tie užsakovai patys skiedžia reikalingą koncentraciją, ar tai bus kvepalai, ar parfumuotas vanduo, suteikia vardą, išpilsto į savo dizaino buteliukus, pakuoja ir pateikia vartotojui. Taip, kvepalai tiesiog yra skirstomi pagal kvapiųjų medžiagų koncentracijas į keletą grupių. Tai pati stipriausia, kur yra didžiausia koncentracija kvapiųjų aliejų, 20–40%, tai yra kvepalai, todėl jie yra brangesni nei mažesnė koncentracija turintis gaminiai, tačiau jų kvapas irgi laikosi ilgiausiai. Toliau turime parfumuotą vandenį, jo sudėtyje būna nuo 10 iki 30% kvapiųjų medžiagų. Toliau tualetinis vanduo turi 5–20% kvapiųjų medžiagų ir odekolonas apie 2–3% kvapiųjų medžiagų. Tokių labai griežtų ribų tarp parfumuoto ir tualetinio vandens nėra, tačiau to paties aromato parfumuotas vanduo visada būna labiau koncentruotesnis nei tualetinis vanduo. Ir tiesiog tas kvepalų aromatas jaučiamas netgi per atstumą. Tualetinio vandeniu geriau kvėpintis dienos metu, darbe, šiltuoju metų laiku labiau tinka, o vakarui bei žiemos metu rekomenduojame rinktis kvepalus arba parfumuotą vandenį. Taigi, džiaugiamės, kad
kompanija taipogi mums pateikia ir kvepalus su feromonais. Kažkur tai tas. Na, kvepalus su feromonais, aišku, bet matote skaidrę. Feromonai tai yra tokios kvapiosios dalelės, ne kvapiosios, jos yra bekvapės dalelės iš tikrųjų. Feromonai tiesiog veikia įkvėpus mūsų centrinę nervų sistemą, aišku, veikia teigiamai, sukelia teigiamus jausmus, geras emocijas, žmonėms yra lengviau bendrauti, tiesiog aplinkui iš tikrųjų tokia aura pasidaro daug stipresnė, daug švelnesnė iš kitos pusės, nes bendravimas tampa tuo pačiu daug lengvesnis. Ir, kaip sakau, galima tuo įsitikinti, nes feromonai vėlgi traukia priešingą lytį. Tuo labai gerai įsitikina pirmą kartą moteris pasikvėpinusios, sako, viskas vyksta sklandžiai ir pasimatymai, ir bendravimai tiesiog galima džiaugtis. Kaip žinote, kvepalų su feromonais įsigyti galima tik aistros prekių parduotuvėse ir Federico Mohoro kompanijoje. Nors paskutiniu metu jau pastebėjau, kad vis daugiau kvepalais prekiaujančių kompanijų savo asortimentą įtraukia ir taip pat kvepalus su feromonais. Na, pati didžiausia FM produktų kolekcija ir yra kvepalai. Kvepalai, tualetinis vanduo, kvepalai moterims, vyrams, mergaitėms, berniukams. Vėlgi mes turime net tokius stipresnius kvepalus ir vyrams, ir moterims, tai tiesiog galim patenkinti pačių išrankiausių vartotojų poreikius. Na ir kvepalai, jų gaminant laikomasi tikrai labai stipriai visų griežčiausių Prancūzijos parfumerių reikalavimų. Aromatinių junginių gamybos Drom laboratorijoje technologija pagrįsta absoliučiai naujais parfumerijos pramonės standartais. Todėl šių junginių aromatai visiškai skiriasi nuo įprastinių ir atitinka šiuolaikinės tendencijas, kuriant natūralią žaliąją kosmetiką. Na, prieš patekdami į Lietuvos rinką, FM Group produktai, visi produktai yra sertifikuojami, visi sertifikatai saugomi FM Group ofise Vilniuje. Na, kosmetikos gaminiai vėlgi atitinkam visus nustatytus ES standartus. Lietuvos nemaisto produktų inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kontroliuoja kosmetikos gaminius rinkoje. Jei gaminiai tinkami, jie patenka į duomenų banką. Ir pasitikrinti apie produktų tinkamumą galime mes visi. Tai galima padaryti internete adresu www.svspt.lt/kosmetika. Na, kaip žinia, jau antri metai, kaip produktų atvežamų iš ES ir kitų šalių notifikuoti nebereikia. Todėl tiesiog, jeigu mums kažkas rūpi, juk dabar internetas tikrai yra visagalis, mes tikrai galim rasti daug informacijos apie tai. Kaip sakiau, produktai sertifikuoti, vėlgi griežtai laikomasi ženklinimo reikalavimų, ant pakuočių pateikti visi ingredientai koncentracijos mažėjimo tvarka, nurodytos rizikos grupės, saugos frazės, pavojingumo simboliai, aromatiniai junginiai detalizuojami ingredientų sąraše, o nepaslėpiami po žodžiu aromatai, ką dažnai mes matome ant įvairių produktų perkamų parduotuvėse. Taip pat griežtai laikomasi Europos mokslininkų komiteto nustatytų alergiją sukeliančių sudedamųjų dalių leistinų koncentracijų bei jų nurodymo ant pakuočių reikalavimo. Taigi, tiesiog kvepalai didžiausia jų kolekcija ir kvepalai yra kuriami laikantis tam tikros struktūros. Šią struktūrą sudaro 3 komponentai. Tai viršutinės, vidurinės ir pagrindinės bazinės aromato natos. Kuriant kvapą, skirtingų natų aromatų kiekiai gali būti parinkti proporcingai arba jų santykiai gali būti maišomi. Taip, sukuriant lengvesnius ar sunkesnius aromatus.
Tradiciškai viršutinės natos aromatai sudaro 30%, vidurinės 50%, o bazinės 20% aromato aliejų. Taigi pirmoji viršutinė aromatų nata, kuri sudaro pirmąjį įspūdį apie kvepalus. Jie turi sutelkti jūsų susidomėjimą kvepalais, turi sugundyti. Viršutinių natų aromatai pradeda nykti praėjus 50-30 minučių po to, kai kvepalai išdžiūvo. Išgaravo tiesiog juose esantis alkoholio pagrindas. Ir visiškai išnyksta po poros valandų. Viršutinėms natoms išgauti dažniausiai naudojami anyžių, baziliko, bergamotės, citronelos, eukalipto, greifurto, levandos, citrinos, citrinžolės, apelsino ir kiti aromatiniai aliejai. Vidurinės aromatų natos vadinamos kvepalų širdimi. Pagal šios natos aromatus kvepalai priskiriami vienai iš kvepalų šeimų. Vidurinės aromato natos ima skleistis tuomet, kai viršutinės natos pradeda nykti, tai yra po 5-30 minučių, kai kvepalai jau išdžiūsta. Ir vėliau po poros valandų išnyksta ir užleidžia vietą bazinėms aromato natoms. Vidurinėms aromato natoms sukurti gali būti naudojama daugybė aromatų, tačiau dažniausiai jomis tampa gėlių aromatai, tai populiariausia turbūt visų kvepalų šeima. Viduriniai aromatų natai dažniausiai priskiriami šie eteriniai aliejai, tai lauro, ramunėlės, cinamono, šalavijo, gvazdikėlio, eglių spyglių, jazmino, juodojo pipiro, pušies, rožės, rozmarino, arbatmedžio, čiobrelio ir tabako. Trečia, žemutinė bazinė aromato nata, tai vadinama aromato kulminacija. Aromatas, kuris jaučiamas ilgiausiai. Jis pradeda ryškėti praėjus 20-30 minučių po to, kai kvepalai buvo užpurkšti ir gali būti jaučiamas net iki 24 valandų ir ilgiau. Iš tikrųjų, tai labai nesunku įsitikinti, paprasčiausiai pakvipiname kokį nors šalikėlį arba ir ant drabužių lieka kartais, kai jais kvepalais papurškėme drabužius, tai tie aromatai tiesiog užsidėjus tą drabužį arba šalikėlį, net ir po kelių dienų mes bazinę aromato natą ir jaučiame. Todėl ir sakoma, kaip pasirinkti kvepalus, kaip išbandyti jų laikymo laiką. Tiesiog pasipurškime ant drabužio nemėgiamų kvepalų, tai jie mums kvepės dar ir savaitę, netgi ne kelias dienas. Aromatų šeimos. Jų yra 7 pagrindinės šeimos, tai vaisių citrusinių šeima, gėlių žolynų, šiprinių, rytietiški, medžio ir odos aromatai. Šipriniai aromatai pavadinimas jų kilo nuo 1917 metais išleistų populiarių kvepalų šipr baikoti pavadinimu. Šios šeimos kvepalams būdinga bergamotės gaiva pirmose natose, rožės ar jazmino aromatas vidurinėse natose ir jausmingas pačiulio ekstraktas bazinėse natose. Šiprinių šeimos kvapai dažniausiai yra maišomi su gėlių bei vaisiniais citrusiniais aromatais. Gėlių aromatai dažniausiai charakterizuojami pagal tai, kokios vienos gėlės ar gėlių puokštės aromatas juose vyrauja. Šie kvapai yra ypatingai lengvi, todėl yra itin populiarūs. Jie sudaro iki 60% visų pasaulyje pagaminamų moteriškų kvepalų. Teigiama, jog kvepalai, kuriuose dominuoja gėlių aromatas, yra patys moteriškiausi. Gėlių aromato kvepalai tinka bet kokia proga. Toliau, vaisių citrusiniai aromatai, juose dažniausiai vyrauja citrusinių vaisių, bergamotės, citrinos, laimo, greifurto ar apelsino kvapai. Pikantiškas ir gaivus kvapas iš tikrųjų. Žiemą šis aromatas primena karštus desertus ir sidrą, o vasarą dvelkia gaiva. Medžio aromatai skleidžia gaivų, švarų ir šiltą kvapą, kurio vidurinėje natoje jaučiamas miško ir prieskoninio augalų aromatas, o bazinę natą sudaro pačiulio ar sandalmedžio aromatai.
Dažniausiai šios šeimos aromatai yra maišomi su gėlių šeimos kvapais. Žolių aromatai, juose vyrauja šviežiai nupjautos žolės, gaivios pavasario augmenijos kvapas, rasotų lapų, žalios arbatos, rozmarino, kmynų, levandos. Šios šeimos aromatai dažniausiai naudojami kuriant vyriškus kvepalus, kurie puikiai tinka naudoti kiekvieną dieną ir netgi verslo susitikimams. Kita šeimos aromatų šeima – rytietiški aromatai. Šiuose kvepaluose susilieja įvairiausi kvapai, kurie būdingi ir kitų šeimų kvepalams. Juose jaučiama itin plati aromatų gama, pradedant sodrių vaisių aromatais, baigiant šiltų medžių kvapu. Dėl ypatingai turtingų aromatų šie kvepalai yra labai sunkus, todėl labiau tinka naudoti žiemą, kaip ir sakiau, arba ypatingomis vakarinėmis progomis. Taigi šio kvapo šaltiniai dažniausiai būna egzotiškos gėlės ir žolelės. Kitos šios šeimos aromatų sudėtinės dalys yra ambra, muskusas, vanilė. Na, aišku, puikiai tinka iškilmingoms progoms ir, kaip minėjau, vakarui. Taigi, išsirinksime kvepalus, aišku, visi savo tinkamus. Todėl ir paskutiniu metu mes gauname labai tikrai nemažai informacijos, kaip tiesiog pažįstamiems ar tiems žmonėms, kurie tik įsijungia į mūsų kompaniją, kaip jos išmokinti pasirinkti kvepalus. Juk, aišku, mes, kurie jau kompanijoje esame ne mėnuo, o daugiau, dažnai prisimenam ir numeriukus kvepalų ir kartais, aišku, lengva atsiminti, kokios šeimos kvepalų grupiai, kokie kvepalai priklauso. Tačiau mūsų katalogai tam ir yra paruošti labai tikrai skrupulingai. Gale katalogo kvepalų mes rasime lentelę, kur visos surašytos aromatų šeimos ir jiems priskiriami mūsų FM Federico Mahora kvepalai. Taigi, sakau, mokinkime pačios ir išmokinkime visus, kurie su mumis dirba, kurie patys nori to išmokti, kaip pasirinkti kvapus pagal šeimas, pagal aromatus, o ne tiesiog galvoti, aš kvepinausi tokiu kvapu, pats ieškom, ar jisai yra Federico Mahora kompanijoje. Nes kvepalai tai jausmas. Ir svarbiausia, kad jums patiktų kvapas, keltų nuotaiką ir dovanotų gerų emocijų. Gal jums patinka vanilės, migdolo ar šokolado kvapas? Tuomet rinkitės saldžius kvepalus. Štai sportiniai kvepalai yra gaivūs, lengvi, spinduliuojantis energiją, o romantiškai asmenybei patiks gėlių dvelksmas. O gal jų žavi rytietiški ar prabangus aromatai. Bet taip reikėtų kalbėti su sutiktų žmogumi, tiesiog pasiklausti, kas jį žavi, kas patinka ir tada tiesiog duoti pakvepinti kvepalų keletą iš skirtingų aromatų grupių ir taip nustatyti, kokia grupė labiausiai patinka. Po to pasirinkti savo mėgiamą kvapą tikrai nebus sunku. Ir tiesiog tas kvapas, kuris jaudins jau nuo pirmos pasikvėpinimo akimirkos, jis ir bus pats mėgiamiausias ir bus tikrai labai lengva tada kalbėti apie Federico Mahora kvepalus. Taip, mane nuteikia tikrai visą laiką, tik pasikvėpinus, tik pasipurškus, atsiranda šypsena, gera nuotaika ir tada apsirengusi. Net visos, pasakyti, pilnatvėje. Šiuose vietose kraujagyslės yra arčiau odos paviršiaus, todėl oda yra šiltesnė ir ši šiluma leidžia intensyviau skleistis kvapui. Na, žinoma, kvėpinti reikia švarią odą. Ir dažniausiai kvėpinama riešo ar alkoholio. Kvėpintis visur, kur tik patinka. Na, kam labiausiai, kur reikia.
Kvėpinti galima ne tik odą. Kvapus puikiai išsaugo ir plaukai. Todėl galime džiaugtis, kad Federico Maggio kompanijoje mes taip pat turime plaukams. Kaip žinote, įprastinių kvepalų purkšti ant plaukų nepatartina, nes jie plauką sausina, todėl ir kenkia plaukams. O kadangi mes turime išskirtinai kvepalus plaukams, tai tuo ir džiaugiamės. Toliau, aišku, galime kvėpintis ant drabužių, tačiau nepatartina purkšti kvepalų ant kailių, lengvų audinių, perlų ar kitų brangenybių, nes vėlgi gali būti šalutinis poveikis. Kad ant drabužių netyčia neliktų dėmių, galima kvėpinti ne patį audinį, o vidines drabužių siūles arba pamušalą. Kelis lašus kvepalų galima įlašinti į vandenį, kuris yra pilamas į lygintuvą. Tuomet drabužiai įgaus lengvą mėgstamą kvepalų aromatą. Čia mes jau turime priemonę, kuri labai tinka mūsų patalyniai, tarkim, rankšluosčiams kvėpinti, vėliau ją pristatysiu. Apatinius drabužius galima išskalauti vandenyje, į kurį įlašinta kvepalų, kadangi jie yra švelnučiai, gležnučiai, taigi kvėpinti pačių drabužių nepatartina, o išskalauti juos įlašinus kvepalų tikrai galima. Na, vėlgi į rankinę moteris gali įsidėti pakvėpintą nosinaitę ir malonus kvapas ją džiugins tikrai visą laiką. Na, kad kvapas išliktų ilgiau, galima kvepalų papurkšti į orą ir įžengti tiesiog į susidariusi aromato debesį. Taip aromatas jūs apgaubs nuo galvos iki kojų ir pasiskirstys tolygiai. Su metais uoslė vis silpnėja, todėl vyresnio amžiaus moterims galima pasikvėpinti daugiau. Čia jau pliusas tokioms kaip aš. Nepatartina kvėpintis iš karto po vonios, nes tuo metu odos poros būna išsiplėtusios, todėl oda gali parausti. Nors ir kokie mūsų geri kvepalai ir saugus, vis tiek elementarių reikalavimų reikia laikytis. Kvepalų kvapą sustiprina prakaitas, todėl karštą dieną kvėpintis reikėtų mažiau, nes tada tas kvapas būna neįtin malonus. Nerekomenduojama vienu metu naudoti skirtingų kvepalų. Kvapas gautas susimaišius dviems ar keliems aromatams vėlgi įgauna nemaloniai kvepia. Na, kad kvepalai neužgoštų kitų kvapų, tarkim, einant į restoraną ar kažkur, todėl kvėpinti reiktų kulkšnis, kelius arba drabužių apačią. Čia jau tokie parfumerių yra patarimai. Ir kad norimas kvepalų kvapas laikysis ilgiau, kai kartu bus naudojamos tos pačios serijos kūno priežiūros priemonės. Taigi, kūno priežiūros priemonių mes turime vėlgi visą eilę. Ir džiugu, kad galime jas pasirinkti pagal savo mėgstamų aromatų grupės. Tai Federico Maggio kompanija pateikė mums ir kūno balzamus, dušo gelius, rankų kremus, rutulinius dezodorantus, kvepalus plaukams. Tai produktai, kurie kaip niekas kitas kontaktuoja su žmogaus oda. Ir kosmetikos paskirtis yra minkštinti odą, atstatyti drėgmės balansą, užtikrinti apsaugą nuo aplinkos veiksnių, valyti odą, naikinti blogą kvapą. Kaip tik FM kosmetika yra patikrinta dermatologiškai ir kosmetologiškai. Ir visą tai tiesiog mes galime savo klientams užtikrinti. Šios priemonės savo sudėtyje neturi nerekomenduojamų parabenų arba, jeigu jų tikrai labai reikia, jų kiekis neviršina leistinų koncentracijų. Tai 0,4 arba 0,8%. Dažniausiai parabenai keičiami konservantais, kurie paprastai naudojami natūraliojo kosmetikoje vadinamų produktų gamyboje. Šių produktų privalumas yra natūralūs komponentai, tai yra kaulažolės, alijošiaus ekstraktai, kviečių daigų gemalai, vitaminai A, E, B5, kokoso riešutų ir kiti natūralūs aliejai.
Tarkime, FM dezodorantų gamyboje naudojama šiuolaikinis principas būtent dalinis prakaitavimo sumažinimas ir bakterijų sąlygojančių blogą kvapą dauginimo stabdymas. Taigi šie dezodorantai nenaikina visų iš eilės bakterijų, kaip daro dauguma jau mūsų anksčiau naudojamų dezodorantų. FM dezodorantuose nenaudojamas trichlorzanas, kuris naikina ne tik blogasias, bet ir gerasias bakterijas bei sąlygoja kenksmingų junginių susidarimą. Taip pat turim dezodorantus, kūno balzamus ir mūsų mažiesiems, tai mergaitėms ir berniukams. Kita mūsų kompanijos produktų grupė tai yra spa produktai. Tikrai labai šaunus produktai, kurie jau labai pamėgti ir moterų, ir vyrų. Šią produktų liniją sudaro tai druskavoniai, dušo želė, nuostabus šveitiklis kūnui druskos kristalai su aliejumi ir taip pat kvapniosios žvakės. Šie produktai yra padaryti kartu naudojant jūros druską iš Brazilijos regiono. Sudėtis tai yra mikro ir makroelementai, magnis, bromas, jodas, potašas ir geležis. Jie sustiprina odą ir daro ją elastingesnę. Maudymasis tokia vonioje, tarkim, kuri pylė druskos, atpalaiduoja. Oda tampa minkšta, švelni kaip šilkas, išvalyta ir maloniai kvepinti. Ir naudoti tikrai labai reikia nedaug. Vėlgi mes turim gerą kainą ir produkto kokybė užtikrina nedidelį kiekį, vėlgi taupome. Tačiau po maudymosi reikėtų gerai nuskalauti visą kūną, bet maudantis vonioje su druska. Labai puikus yra druskos šveitiklis kūnui, tai spa serijos druskos šveitiklis puoselėja odą, todėl ji tampa švelni ir sveika. Iš šveitiklio sudėtį įeinančios druskos kristalo dalelės pašalina mirusias epidermio daleles ir išvalo odą, o aliejaus sluoksnis sudrėkina ir švelniai patepa kūną. Dėl vitamino E, kuris veikia kaip antioksidantas, lėtėja senėjimo procesas. Taip pat turime dušo želę, prausimosi gelis, kuris švelniai plauna ir puoselėja odą. Speciali šios priemonės formulė su proteinu B skatina jos atsinaujinimą. Kvapas ilgai išlieka ant odos, tai iš tikrųjų patvirtins visi, kas jį naudoja. Na, o šios serijos produktai yra keletos aromatų, tai verbenos, persikų, pačiulio, vanilės ir keturi berods dar kažkoks vienas yra, gal ir pamiršau. Na, turime mes ir puikius šampūnus ir kondicionierius. Tai plaukų priežiūros priemonės skirtos įvairiems plaukų tipams. Normaliems, sausiems ir pažeistiems plaukams, purumą praradusiems, taipogi šampūnas vyrams ir šampūnas nuo pleiskanų. Vėlgi, niekada nepapasakosime žmonėms apie produktus tų savybių gerųjų, jeigu mes patys jų neišbandysime. Mano sūnus naudoja šampūną nuo pleiskanų, tikrai labai gerai veikia. Aš pati naudoju normalų šampūną ir kondicionierių, iš tikrųjų jie yra koncentruoti, reikia nedaug ir puikiai išplauna plaukus, jos pamaitina, kondicionierius vėlgi naudojamas, jeigu ilgiau palaikius, kaip kaukė plaukams. Na, kita kūno priežiūros priemonių grupė tai pėdos priežiūrai skirtos priemonės. Tai šveičiamasis kremas, giliai įsiskverbiantis kremas, maitinamasis kremas ir antiperspirantas. Šių produktų paskirtis pašalinti apmirusį antodį, drėkinti, regeneruoti odą, atstatyti lipidinį barjerą, stabdyti blogą kvapą sąlygojančių bakterijų dauginimąsi. Šių produktų sudėtyje rasime spa užregistruoto Pumexo
palmių, žaliųjų citrinų aliejaus, provitamino B5, kviečių daigų gemalų, kaulažolės šaknies ekstrakto ir kitų tikrai naudingų medžiagų. Produktų privalumas, kad jie savo sudėtyje neturi kenksmingų poveikių pasižyminčių medžiagų, tokių kaip jau minėtas ir triclozanas, parabenai, išskyrus šveičiamąjį kremą, kuriame parabenai neviršija leistinos koncentracijos. Tačiau jie tikrai yra saugus, išbandyti ir tai paliudys, vėlgi sakau, ne viena mūsų FM kompanijos konsultantė, kuri naudoja. Kita didelė atėjusi į rinką produktų linija tai yra dekoratyvinė mineralinė kosmetika. FM kompanija mums pateikia kosmetiką jau daugiau kaip pagal 6 kategorijas, kadangi vartotojams labai aktualu produktų saugumas. Visiems kosmetikos gaminiams taikomas griežtas ES įstatymas, tai ES direktyva kosmetikai. Gaminant produktus griežtai laikomas iš šios direktyvos ir reikalavimai kosmetikai įvairiose šalise yra skirtingi. Na, tarkime, ES lyginant su Jungtinėmis Amerikos valstijomis draudžiama 1000 medžiagų, o Jungtinėse Amerikos valstijose tik keli šimtai. Na, todėl nesunku manyti tiesiog, kad ES kosmetika yra žymiai saugesnė. FM kompanija teikia, kaip ir sakiau, sertifikuotus produktus, kurie yra kruopščiai tikrinami. Vėlgi pasikartosiu, su sertifikatais galite susipažinti mūsų atstovybėje Vilniuje. Kaip jau žinote, kosmetika yra mineralinė. Joje nėra cheminių dažiklių, visos dažančios medžiagos paimamos iš žemės gelmių. Tai neorganinės medžiagos, akmenys ir klintis. Cheminiai dažikliai savo sudėtimi jau yra kancerogenas, todėl jų naudojimas kenkia sveikatai. Gaminant kosmetiką naudojamos naujausios technologijos, tokios kaip kapsuliavimo ir įkepinimo. Dėka šių technologijų kosmetika netepa, nebyra, nesudaro lipnaus pojūčio, o naudingosios medžiagos atsipalaiduoja palaipsniui. Taip makiažas ilgiau išlieka natūralus. Įkepinimo technologija leidžia sėkmingai paslėpti odos defektus. Pagrindinės kosmetikos sudėtinės dalys yra natūralūs aliejai, tai lanolinas, glicerinas, kurie sudaro ant odos natūralią plėvelę, kad būtų išsaugotas odos drėgmės balansas. Kosmetikoje taip pat naudojami dygmenų, sojų aliejai, taukmedžių sviestas, jo rasime net ir balzame po skutimosi ir lūpų dažuose. Vaisių ir žolių ekstraktai, tai alijošiaus, ramunėlių, vynuogių kauliukų ekstraktai. Kosmetikoje taip pat gausu A, E, B5, F grupės vitaminų. Naudojamas titano, cinko dioksidas atlieka apsauginę funkciją nuo ultravioletinių spindulių poveikio. Na, FM kompanija žiūri į ateitį, todėl tikrai labai stengiamas išvengti nerekomenduojamų junginių. Nepaprastai kokybiška priemonė yra akių makiažo valiklis. Aš visą laiką pristatydama produktus tai paminiu, nes iš tikrųjų tai daugiafunkcinis produktas, kuris turi tokias savybės, kurios kartu pašalina tiek vandenyje, tiek riebaluose tirpstančius nešvarumus. Kosmetikos produkto asortimentas nuolat pasipildo. Tai turime jau tikrai įvairiausių aromatų, tai žemuogių, bananų, persikų ir aviečių aromatų blizgius, kurie tinka tiek paauglėms mergaitėms, tiek brandžioms moterims. Svarbu tiesiog atsirinkti savo produktą, kuris labiausiai mums reikalingas. Bet lediniai lūpų dažai, jie tik pasirodė rinkoje jau įgavo tokį populiarumą, kad irgi kiekviena stengiamės nusipirkti, išbandyti ir tikrai likome patenkintos, nes apsaugo lūpas, tiesiog
yra gražaus dizaino, patogus naudoti, taip pat praturtinti vitaminais, saulėgrąžų aliejumi, rozmarino ekstraktų drėkina ir stangrina lūpas, suteikdami joms sveiką ir gražią išvaizdą. Na, įvairiausi vėlgi dekoratyvinės kosmetikos produktai. Tai ir švytintis perlai yra, ir išskirtinė pudra, suteikianti tokį švytėjimo efektą su pukučiu. Taipogi, kad jinai yra ir vėlgi praturtinta vitaminais, suteikia odai kašmyro lygumo ir švelnumo. Reikia tik tai išbandyti. Labai džiaugiamės produktų linija skirta nagų priežiūrai. Anksčiau mes turėjome galbūt tik tai rankų kremą, vėlgi keletos aromatų galėdamom pasirinkti, o dabar mes jau turim ir visą nagų priežiūros kolekciją. Tai įvairiausi nagų stiprikliai, kietikliai, su kalciu, su keratinu, su šilku, su abrikosų kauliukais. Turime nagų odelių minkštiklį, turime purškiamą nagų lako džioviklį, o nagų lako vėlgi įvairiausios spalvos. Tikrai galime pasidaryti kuo puikiausią manikiūrą su FM kompanijos produktais. Ir tuo pačiu dar turime ir labai gerą beacetonį nagų lako valiklį, kuris tuo pačiu nuvalo laką ir pamaitina odą vitaminais ir aliejais. Taipogi turime kosmetiką ir vyrams. Tai SkinLab kosmetika, ją sudaro matinis veido kremas, natūralus kūno kremas ir natūralus muilas. Natūralus kūno kremas ypatingai tinka sausai odai, kuri tiesiog būna šerpetojanti, netgi gydo tokią odą, galėčiau pasakyti, nes tai irgi išbandyta yra. Aišku, galbūt vieniems poveikis būna vienoks, kitiems švelnesnis, galbūt mažiau jaučiamas, bet kad sausai odai tinka, tai tikrai išbandyta. Na, o veido kremas vėlgi tinka, vyrai naudoja ir po skutinimuose, tai minkština odą, ją pamaitina. Na ir trečioji mūsų produktų linija, tai yra produktai namų priežiūros priemonės įvairios. Bet dabar kaip tik mes turime po žiemos yra toks metas, kad valome visos namus, juk artėja šventės, saulė vis skaisčiau pašviečia pro langus ir, aišku, išlenda visi nešvarumai, galima sakyti, dulkės matosi, viską reikia valyti, plauti, juk per žiemą viskas užsistovi. Tai vat kompanija vėlgi su savo produktais ateina mums į pagalbą. Jo labiau, kad produktų gausa labai didelė, jie tikrai efektyviai valo, tik tai reikia tinkamai su jais susipažinti, supažindinti visus pažįstamus, kuriems galėsime padėti tiesiog ne tai, kad parduoti produktą, bet padėti apsivalyti namus, būti švariems ir gražiai sutikti šventes. Dabar aš jums tiesiog paskaitysiu vieno produkto aprašymą. Veikia efektyviai, bet švelnus odai. Sudėtyje yra atalės aliejaus iš Brazilijos palmių riešutų, kuris saugo nuo senėjimo ir drėkina rankų odą. Glicerinas ir alantoinas regeneruoja, ramina ir lygina odą, gydo įtrūkimus ir minkština nuospaudas. Pieno baltymai saugo nuo uždegimo ir gerina odos būklę. Neutralus pH 5,5. Be alergenų patikrinta dermatologų. Tiesiog gaila, kad neturiu tokios galimybės paprašyti jūsų parašyti, apie kokį čia aš produktą paskaičiau. Tai yra indų ploviklis. Nors tiesioginių pristatymų metu dažna moteris pasako, kad tai galbūt kūno kremas, rankų kremas, netgi intymios higienos priemonė. O čia mūsų kompanija tokios sudėties mums pateikia indų ploviklį balzamą, kuris lengvai pašalina riebalus ir kitus nešvarumus. Tiesiog
galima netgi pasakyti, neturite indaplovės, nenusiminkite. Mūsų Federico Mohoro kompanijos produktai plauna tikrai ne ką prašiau. Jau vieno lašelio užtenka, kad taurės žibėtų ir visi indai būtų švarūs. Taigi, namų priežiūros priemonių produktų linija sudaro 11 grupių berods. Tai skystas viena grupė, tai produktai kūnui, skystas muilas rankoms, na ir visam kūnui žinoma tinka, kuris vėlgi neutralus yra, neutralaus pH, muilas švelniai plauna ir prižiūri kūną. Yra 2 aromatų, vėlgi pasirinkimas duotas. Toliau kvapai namams, tai ši grupė pasipildė didesnių aromatų pasirinkimu. Tai yra natūralūs aliejai, į kuriuos supilti į stiklinį buteliuką, į kuriuos merkiame 5 rotando lazdeles. Tos lazdelės geria aromatus iš aliejų ir kvepina namus. Ypatingai tinka ir vonios kambaryje, ir svetainėje, tiesiog, na, kur mums patinka. Taip pat turime oro gaiviklius spintoms. Vėlgi kelių aromatų pasirinkti galime ir galima šitai grupiai priskirti automobilių gaiviklius, automobilių salono, kurie yra pakabinami tiesiog vėlgi tiek vyrams, tiek moterims pasirinkimas yra. Sekanti produktų linija, tai skalbimo produktai. Čia vėlgi džiaugiamės turėdami labai gerus produktus, bet šiai dienai kompanija ir jau esančius gerus produktus dar patobulino. Tai yra patobulintos formulės išleistas skalbiklis skystas baltiems audiniams. Kuo tikrai džiaugiamės, nes ir šiaip man tas skalbiklis tikrai gan gražiai skalbi, nepalikdamas dėmių ir nepapilkindamas audinių. O manau, kad naujasis patobulintos formulės dar bus geresnis. Taip pat šioje skalbimui skirtų produktų linijoje yra dėmių valiklis, skalbiklis skystas spalvotiems audiniams ir įvairūs minkštikliai. Vienas iš jų yra bekvapis. Jeigu, tarkim, mes nemėgstame skalbinių aromato, kuriuos suteikia minkštikliai, galime pasirinkti beveik bekvapį minkštiklį. Kitus kvapus vėlgi pasirenkame pagal mums patinkančias aromatų grupės. Ir turime taipogi puikias putas lyginimų, kurios palengvina lyginimą ir mažina audinių glamžumą. Kita grupė tai yra universalūs produktai, jie skirti naudoti tiek virtuvėje, tiek vonioje, tiek kitose mūsų būties vietose. Tas pats apsauga nuo rasojimo, tai yra putos nuo rasojimo, kurios išvalius tiek automobilio stiklus, tiek saunoje veidrodį, tiek vonioje veidrodį, jie apsaugo nuo rasojimo ir mums yra tikrai patogiau veidrodžių naudotis arba patogiau važiuoti automobiliu, kurios stiklai nerasoja. Čia turime ir labai puikų ekranų valiklį, kuris tinka tiek kompiuteriams, kuris tinka vėlgi ir televizoriams valyti. Šis valiklis suteikia tokį antistatinį krūvį, kuris nekaupia dulkių. Nuvalytus paviršius tikrai mes ilgiau turime švarius, nes juose dulkės mažiau kaupiasi. Šioje grupėje taip pat yra ir stiklų valiklis, kuris labai puikiai išvalo stiklus ir yra labai puikaus aromato. Jame nėra kenksmingų medžiagų, pagamintas alkoholio pagrindu. Taip pat laminuotų grindų valiklis, kilimų valiklis, vėlgi labai išgirtas, kuris puikiai padarius putas iškelia visus kilime esančius nešvarumus į paviršių. Na ir pasta metalams valyti. Pabėgo mano pelytė. Kita produktų grupė tai yra produktai baldų priežiūrai. Šie produktai
vėlgi naudojami labai plačiai, nes vaškas odos priežiūrai tinka ne tik baldų paviršiams valyti, bet ir rankinėms, striukiams, taipogi avaliniai, ypatingai žiemos metu impregnavus avalynę su šiuo valikliu, mes ją apsaugome nuo šalutinio poveikio. Taipogi turime kitiems paviršiams valiklį, kuris paviršius saugo nuo dulkių kaupimasi. Šis paviršius valiklis savo sudėtyje neturi vandens, todėl yra visiškai saugus naudoti. Produktai pagaminti bičių vaško pagrindu. Na, produktai virtuvės priežiūrai. Tai švelnus pienelis virtuvėje ir sanitariniams įrenginiams, kuris nebraižo paviršių. Vėlgi turime šioje produktų grupėje, na, sakykime, tokį patį perkamiausią produktą, tai vamzdžių valymo granulės. Jos puikiai tirpdo plaukus, įvairius kitus nešvarumus, tiek vonioje, tiek susirinkusius virtuvėje. Ir panaudojus šias granulės, tikrai vamzdynai privalomi. Ir jeigu reguliariai naudoti, mums niekada neprireiks kviesti santechniko. Čia matome ir plytelių siūlių valiklį, universalų virtuvės valiklį, indų plovikliai šioje grupėje priskirti, apie kurį ploviklį balzamą jau skaičiau. Iš tiesų produktai yra labai koncentruoti. Tarkim, vienos talpos buteliuko užtenka plauti indus 3-4 asmenų šeimai tikrai metams laiko. Nes šios priemonės koncentruotos, jų reikia nedaug, kadangi priemonė tikrai nedaug putoja, mes taupome ją naudodami ir vandenį. Tikrai mažiau reikia nuleisti vandens, kad švariai išplauti lėkštės. O kad jį mažiau putoja, tai dar nereiškia, kad jinai nenuriebalina. Iš tikrųjų, plovikliai labai puikiai nuriebalina ir labai švariai išplauna ir taures, ir kitus stiklinius indus. Labai puikiai yra nukalkinimo priemonė virduliams ir kitiems mūsų indams. Taip pat labai mano mėgiamas itin stipraus poveikio riebalų valiklis. Bet kažkur tai pertraukė, kur kaupiasi riebalai, arba ant paviršių tiesiog vis tiek nusėda virtuvėje. O šis riebalų valiklis, jo papurškus, kaip sakoma, einam atsigerti kavos, o paskui tiesiog lengvai sušluostę nuvalome paviršius, nusausiname ir blizga ir netgi labai skaniai kvepia. Na, nerūdijančio plieno valiklis dar. Produktai vonios ir tualeto priežiūrai. Tai vonios kambario valiklis, dušo kabinų valiklis ir akmens rūdžių šalinimo gelis, apie kurį vėlgi yra visokių istorijų jau pripasakota, kad moteris su juo ir antkapius valo ir iš vis naudoja tikrai labai daug kur. Tai vėlgi matome, kad mūsų produktai naudojami ne vien tik tai toje paskirtyje, kam jie pagaminti, bet iš tikrųjų daug ką galime pagaminti. Bet dušo kabinų valiklis vėlgi turi atnaujintą formulę, veikia net ir šaltame vandenyje, efektyviai šalina kalkių nuosėdas, kieto vandens dėmes, muilo apnašas ir kitus vonios nešvarumus. Sudėtyje yra silikono nano dalelių, kurios reguliariai naudojant valiklį įsiskverbia į valomo paviršiaus struktūrą ir suformuoja apsauginę plėvelę, bei neleidžia įsisenėti nešvarumams, nuosėdoms ir saugo nuo vandens garų, pasižymi antistatinėmis savybėmis. Ši priemonė yra be alergenų, nekenkia paviršiui, švelniai blizgina, suteikia gaivų citrusų ir vaisių aromatą. Na, produktai, kaip ir sakiau, tikrai labai efektingi. Toliau kita grupė yra automobilių priežiūros priemonės, tai yra ratlankių valiklis ir salonų valiklis. Salonų valiklis taip pat ne tik švariai valo, bet irgi neleidžia kauptis dulkėms, malonaus labai aromato, tiesiog kaip kiti juokauja, sako, norit parduoti automobilį, tai būtinai išsivalykit juo šiuo
valiklių saloną. Tikrai efektas bus didelis. Turime ir šluostes, kurios ypatingai gerai dera su mūsų produktais. Tai yra šluosčių perforuotas paviršius, pagerina skysčių sugeriančias savybės. Na, tai matote visas FM naujienas. Nepaminėjau, kad yra puikus kvapai dulkių siurbliams, tiesiog įsidėdame į filtro vietą tokią juostelę kvapę ir išvalę namus džiaugiamės gaiviais, skaniais aromatais, o ne dulkių kvapu, kas dažniausiai būna įprastai su tiesiog tokiu primityvesniu siurbliu valant namus. Čia matome ir purškalus patalynei. Tiesiog yra kvapus purškalai, kuriais išpurškus patalynę, rankšluosčius mes vėlgi džiaugsimės puikiu aromatu. Na ir dar viena produktų linija, tai yra produktai mūsų augintiniams. Sausas šampūnas katėms, kačių kailio priežiūrai ir švelnus šampūnas skirtas visų veislių šunų kailio priežiūrai, kailio ir odos ir taip pat mūsų mėgiamų Jorkšyro terjerų veislės šuniukų šampūnas skirtas kailio ir odos priežiūrai. Šios priemonės vėlgi yra koncentruotos, jų reikia nedaug ir puikiai išplauna mūsų augintinius, išprausia, jie paskui kvepia, plaukučiai jų nesivelia, taip kad ir tas laikotarpis nuo plovimo iki plovimo būna ilgesnis. Tai ką, apie produktus turbūt tiek, visi jie tikrai yra puikus. Dar paminėsiu, kad FM kompanija tausoja ne tik žmogaus sveikatą, bet ir gamtą, todėl visos namų priežiūros priemonių talpos yra pagamintos ne iš polivinilchlorido, o iš aukšto tankio polietileno, kuris yra 100% perdirbamas. Taip pat FM kompanijos produktai netestuojami su gyvūnais, o tai tikrai daug ką pasako. Todėl naudokime, girkime šios produktus ir dalinkimės visą informaciją apie juos, nes nutilėti tikrai negalima. Ačiū, kad klausėte. Ačiū Jolanta už tokį nuostabų pasiruošimą. Puikiai iš tikrųjų papasakoja apie visus produktus. O dabar dar kartą priminsiu, kad sekantį webinarą ves auksinė orchidėja Zita Jacevičienė iš Kauno ir tema bus iš kur gauti tai, kas yra reikalingiausia, kad pasiekti auksinę orchidėją. Šį vakarą webinarą klausė 60 žmonių. O dabar tiesiog paklausime, gal kažkas turi klausimų?